Labas vakaras. Kovodami su valdininkais bejėgiai pasijunta net politikai. Vienas jų Saulėlydžio komisijos narys Kęstutis Masiulis stebisi, kad valdininkai randa užtarėjų. Galingesnių ir už komisiją, ir net už vyriausybės priimtus nutarimus. Donato Stundžio reportažas. Saulėlydžio komisijos narys parlamentaras Kęstutis Masiulis stebisi. Tabako ir alkoholio tarnybos likimą Saulėlydžio komisija ir vyriausybė svarstė 2 kart. Abu kartus visi sutarė, kad reikia ją naikinti. Tačiau tarnyba gyvuoja toliau. Taip išeina, kad ekspertų nuomonė nesvarbi ir lygiai taip pat ir vyriausybės nuomonė nesvarbi, nes atsiranda dar kitos nuomonės, kuris yra svarbesnės. Saulėlydžio komisija planavo tabako ir alkoholio kontrolės komisijos darbus išdalyti maisto ir veterinarijos tarnybai ir policijai. Esą visi 3 daro tą patį darbą, o pačią tarnybą panaikinti. Tačiau biurokratai esą rado galingų užtarėjų Seime ir tarp premjero patarėjų. Vienas nepritarančiųjų tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos naikinimui Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkas. Šiandien 80-85% nustato pažeidimų. Visom kitom tarnybai ir maisto veterinarijos tarnybai, ten policija, ekonominė policija, visos mokesčių inspekcija, tos funkcijos yra dabar priskirtos, bet jos kažkaip tai ar neranda, ar nenori rasti tų pažeidimų. Dabar rengiamas tarpinis variantas. Tarnyba išliks, tik nebebaus, o koordinuos baudžiančiosius. Sutinkam, kad būtų peržiūrėta FTACTO funkcijos, galima būtų ją sujungti tarnybą su narkotikų departamentu, peržiūrint funkcijas, bet tokia tarnyba yra reikalinga. Iki šiol te pavyko uždaryti vieną valdišką instituciją – kvalifikacijų tarnybą. Donatas Stundis, Vidmantas Beržinis, LNK žinios Vilnius. Panevėžio apskrities viršininkas įsitikinęs, kad miesto aeroklubas turėtų užleisti valstybinę žemę, nes virto privačiu. Aeroklubo vadovas sutinka įsikelti tik tuo atveju, jeigu valdžia paruoš neblogesnę vietą skraidyti. Apie konfliktą Panevėžyje Violeta Juzonytė. Panevėžio aeroklubas užėmęs per 50 hektarų miesto pievų klibinamas įsikelti. Apskrities viršininko įsitikinimu, iš visuomeninės organizacijos jis virto privačiu. Steigtas 4 privačių asmenų ir šitas klubas naudojasi labai įdomiai valstybės turtu buvusiu DOSAFO. Tai yra žemė, pakilimo takas, statiniai, netgi lėktuvai. Lietuvoje seniausio 80-metį švęsiančio aeroklubo vadovas sako, kad statusas nepasikeitė. Ne, čia ne privati, čia yra visuomeninė organizacija, jokia čia privati struktūra. Bet asociacija įsteigė 4 fiziniai asmenys. Nežinau, kas tai 4, iš kuris ištraukė, nėra tokių dalykų. Apskritis teigia ginanti žemių savininkų interesus, kuriems reikia grąžinti aeroklubo teritorijoje priklausančius sklypus. Bet to esą speciali komisija nustatė, kad dėl aerodromo aplinkiniams nesaugu. Apskritis siūlo aeroklubui įsikelti į nenaudojamą pajuostės karinio dalinio teritoriją. Nesutinkam, kad būtum keliami į neparuoštą vietą. O kas jie turėtų paruošti? Kas nori iškelti mus, kadangi reikia angarų. Dabar kaip išsikelti, jeigu nėra kur keltis? Ten miškai ir vienas takas stovi. Tai mes prie miškų į pakrūmis nesupilsim visų turtų. Reikalaujant už 5 ar 10 milijonų, kad pastatytų jam angarus, pastatytų degalinės, nutiestų privažiavimo kelius, sunkmečio laikotarpį man yra sunkiai suvokiama. Anot Trofimovo, greičiausiai vietos politikai svarstys perimti krašto apsaugos ministerijos siūlomą teritoriją ir skelbti nuomos konkursą. Jie esą galės pretenduoti ir aeroklubas. Šis žada protesto akciją. Violeta Juzonytė, Elminas Mikalauskas, LNK žinios, Panevėžys. Vilniaus valdžia didelėmis baudomis žada tramdyti ramybę drumsčiančius ir grindinį gadinančius riedlentininkus ir riedutininkus. Išsamiau Jovita Gaižauskaitė. Važinėti šokinėjant per suoliukus, turėklus arba šaligatvio bortelius. Taip pat važinėti kitais būdais, kurie kelia grėsmę žmonių saugumui arba gali padaryti žalą, draudžiama. Pažeidimas užtraukia baudą iki 2000 litų. Tokio turinio įspėjamieji stendai iškabinti lankomiausiose sostinės vietose. Tačiau Vilniaus valdžia teigia, kad apskritai važinėtis nedraudžia. Savivaldybė matyt siekia labai trivialaus tikslo apsaugoti turtą, nes tie riedučiai matyt šiek tiek, galbūt gadina brangę ir vertingą dangą. Savivaldybė sako nenorinti pralopti iš pažeidėjų, o tik siekianti juos sudrausminti. Riedutininkai ir riedlentininkai tokiais draudimais piktinasi. Ekstremalaus sporto klubo atstovai savivaldybės sprendimą laiko skubotų, baudą absurdišką, o esamus riedučių parkus vadina apgailėtinos būklės. Mes ir riedlentininkai ir visi kiti ekstremalai ten tuos marmuro
tas, nežinau, bordiūrus, ar kaip tai pavadinam. Mes juos gadinam kažkiek ir taip. Savivaldybėm tai kainuoja lėšas ir gana didelės lėšas. Mes praktiškai neturime kur saugiai važinėti. Pažeidėjus gaudys policijos pareigūnai, kuriems palikta teisė spręsti, įvyko pažeidimas ar ne. Jovita Gaižauskaitė, Remigijus Pakėnas, LNK žinios. Šiaulių policija sulaikė vyrą įtariamą nužudžius moterį. Jos kūnas ketvirtadienį rastas Lieporių gimnazijos stadione. 36 moteris mirtinai sumušta ir apiplėšta anksti rytą pakeliui į darbą. Jos kūnas aptiktas be drabužių. Šiauliuose pasklido gandai apie seksualinį maniaką. Neoficialiais duomenimis įtariamąjį padėjo nustatyti gyventojai. Prieš nelaimę moteris skundėsi bijanti paryčiais eiti į darbą, esą ją persekioja nepažįstamas vyras. Žmonės įsidėmėjo įtartino vyro požymius. Pagal juos kriminalistai sulaikė įtariamąjį. Policija praneša, kad tai 48 vyras, jis uždarytas į areštinę. Į rajoną, kur nužudyta moteris, neseniai iš kalėjimo grįžo 5 asmenys, vienas iš jų teistas už žmogžudystę.